Sveiki visi brangiai, tai šį kartą tęsime Yamaha XJ6 remonto darbus. Ir jūsų dėmesiui trečioji dalis. Labai tikėtina, kad jau paskutinė ir jeigu nematėt pirmos ir antros, čia ieškokit špargalkas, būtinai pasistengsiu palikti. Nu ir, kaip sakoma, tradiciškai tęsime darbus, ten kur baigėme aną kartą. Išvaliau ir šitą daiktą. Labai matosi, kad grandinė nedirbo, bet praėjo netolygiai, nes čia vienas kraštas kažkoks, nu nežinau, ar jis čia toks buvo, ar jis nutrintas kampas, tas reiškia, man sunku pasakyti, bet nesusidrožęs, nesusidėvėjęs visiškai, tai iš esmės, kaip sakoma, bėdų kažkokių tai su šituo dalyku nematau. Tai mes jį tik išvalėm, reiškia, ir aš jį, kaip sakoma, įsmeigsiu atgal į vietą. Labai padori konstrukcija, kadangi yra įmanoma išardyti neišėmus galinės šakės. Tai, nu, turi galimybę, kaip sakoma, viską tvarkingai išvalyti, tą grandinę jau, kai keiti, tai kad neliktų paskui kažkokių tai detalių, kurių, nu, galėjai išvalyti, bet, vat, neišvaliai. Vat. Tai, vat, šitas čia įsideda ir čia, kaip sakoma, yra, kaip jis vadinasi, slopintuvas grandinės ar kažkas tai panašiai, aš nežinau, reiškia, bet iš esmės reiškia, kad nesidaužytų grandinė į galinę šakę. Taip, keli varšteliai, reiškia, tik, kad laikytųsi. Apsižiūrėjau, kad neturiu tepalo filtro, reikės užsisakyti, blemba, neturiu ką pakeisti. Nu, bet maža problema, aišku, čia. Taip, kita problema yra biški, nu, gan sunkiai, jis juda, reiškia, bet gan sunkiai juda, reiškia, šitas, nu, čia šelė, tai išardyt, patept, tikrai nepakliudys. Ir dabar grandinė, kaip aš galvojau, kaip čia jums parodyt tą sukibimą, reiškia, grandinės. Nu, vat, šitai va turi būti, reiškia, ne, vat, kalbant apie kietus narelius. Vat šitai va turi būti, vat toks kampas turėtų susidaryti, ne, reiškia, tai žiūrėkit, aš permetu į kitą, čia susidaro, o čia jau nebe. Matot, tada toliau einam, čia vėl nesusidaro kampas, reiškia, tiesiog nesulinksta va šitoje vietoje. Vėl sekantis, reiškia, ne, o dar didesnis kieta dalis, reiškia. O jinai turėtų sulinkti ir aš netgi pirštas, aš jos, nu, kažkaip galiu sulenkti, bet žiauriai sunkiai. Reiškia, nu ir žodžiu, ir taip toliau. Viskas, ne per visą grandinę, bet tai va tokiom sekcijom, reiškia, kur va, kai kurių netgi sulenkti neišeina. Nu, žodžiu, supuvę, surūdyję, reiškia, į sąvartyną šitą reikalą reikia nurašyti. Priekinė žvaigždutė, kur jinai čia yra, matosi irgi padilus, galinę mes paliksim tą pačią, nes vizualiai nėra padilimo, reiškia, priekinė, tai labai gerai matosi, kaip išdėlė, va čia duobė, va tai, va, reiškia, gaunasi. Nu, tempimas yra į tą pusę, tai padilimas yra va šitoje vietoje. Šitoje vietoje plius minus atrodo taip, kaip turėtų būti. Tai pakeitimų šitą visą reikalą turim, bet negaliu surinkti, nes reikia tepalo filtro, blemba. Tai ko gero reikia važiuoti apsirūpinti trūkstamom detalėm ir tęsti darbus. Tęsti darbus, kadangi nuo jų mes tikrai niekur nepabėgsim. Tiesa, labai nusivyliau aš KN filtru, kadangi, nu, aišku, čia gal, žinot, kaip ne filtras kaltas, kad jisai buvo prisuktas nežmoniškai stipriai, reiškia, ir nu, tiesiog neatsisuko, bet, nu, kaip sakoma, pasikankinti teko, kol aš jį iškrapščiau iš motociklo. Ir prasisuko šitas, vat, angalis. Tai aš nesuprantu, blemba, jeigu yra varžtas, tai ką, tipo reikia sukti kiek širdis geidžia, reiškia, ir kiek papuola. Visiškai nesiskaitant su, nežinau, sveiku protu, nežinau kaip kitai pavadinti. 17 Nm, reiškia, Yamaha sako, kad reikia filtrą prisukti. Tai tas aš nežinau, kaip buvo prisuktas, jeigu prasisuko varžtas, tai man nu, sunku pasakyti, reiškia, tai tikiuosi, kad dabar tai, ką aš prisukau čia, reiškia, bus normaliai. O senasis, reiškia, nu, kaip sakoma, prašoka.
Tai nežinau, čia tas nekokybiškas buvo, ar kas ten buvo, reiškia, bet prasisukt neturėtų tas dalykas, jeigu jis yra užsuktas normaliai. Nu, aš tikiuosi kitą kartą, jeigu man teks keisti tepalą, nebebus daugiau tokių bėdų, bent jau su šituo dalyku. Tai su galiniais stabdžiais toliau reikia tvarkytis ir turime problemą, kad va šitas daiktas yra, nu, barškantis, reiškia, ir nesilaiko. Nuo pačio laikiklio nudilė labai nedaug, reiškia, nu, kažkokia dalis milimetro, tai manau, kad to vietoje mes nieko nedarysim, paliksim kaip yra, bet šitas vis tiek turi neklibėti ir būti įsistatęs į savo vietą. Tai problema čia yra tai, kad yra duobė. Šitas, kadangi judėjo, nu, išsijudėjo, reiškia, kaip sakoma, ir išsisidrožė savo griovelį. Tai mums reikia, nu, šiuo atveju, sakykime, gal čia teisingiausia būtų ir užvirinti, bet dujos baigėsi blemo šiandien. Ir kadangi balionas pas mane mažas, tai, nu, nestandartinis, tai aš neturiu kur pasipildyti greitai. Tai, nu, yra kitas sprendimas šiek tiek jį palenkti, kad tos ausis biški labiau spaustum. Tai labai reikia tą dalyką daryti atsargiai, kad jo neperkreipti, man vis tiek neužtenka. Nu jau beveik, reiškia, dar čiučiut, aišku, jeigu palenkt. Dar vos, reiškia, jeigu dadėt, turėtų būti gerai. Aišku, iš gamyklos turėtų būti priklijuoti ant kažkokių tai klijų. O, žiūrėkit, kaip fainai. Beveik idealiai. Dar vos trūksta, bet jau dabar sunkiai nusiema, blemba. Ai. Dieve, seni motociklai, nu. Aš visai mielai, reiškia, vožtus reguliuočiau. Ten kokius nors stabdžius praplaut, pravalyt, kad neužkirmytų ir nebūtų va tokių dalykų. Daug fainiau būtų. Taip, ir kaip mes dabar turim jau per daug. Turim jau per daug. Dabar nuvažiavo vieną pusę. Negerai. Dar ir išlinko biškį. Taip, reikia grąžinti šiek tiek atgal. O šitą šiek tiek palenkti. Dar čiučiut. Nugi davai. Nelabai jis man pasiduoda. Lyg tai palinko. Nu, kažkaip niekiek negeriau. Niekiek negeriau. Tad ir žinojau, kad reikia paimti ir užvirinti, reiškia. Čia nesąmonė. Nesigauna gerai padaryti. Nu, žodžiu, reikia nuvešiu užvirinti, reiškia, tą dalyką ir viskas bus nuimtas klausimas, nereikės daugiau sūt galvos dėl to. Tos nesąmonės, o dujom vis tiek reikės pasirūpinti ar taip visą dieną. Nu va, lyg tai pavyko, duobės dabar ir nebėra. Šiek tiek dasivirino, reiškia, čia va tik tai va šitoje vietoje, reiškia, kur buvo duobė išsidrožta nuo kampučio to. Tai dabar gražiai įsistato, standžiai, prisiglaudžia nugarėlę, reiškia, pilnai ir pasaka. Tai žodžiu, toliau su šituo reikalu viskas gatava. Toliau reikėtų pabandyti išsiardyti galinį stabdį ir pažiūrėti, kasgi su juo tenais. Nu, gal ne kasgi tenais, kad ten jis nelabai veikia, tai viskas aišku. Gal labiau reiktų pažiūrėti, kaip jis atrodo. Tai konkrečios bėdos su tuo reikalu, nu, galinių stabdžių turiu minty, nėra. Neišpuvę, neiškirmyje, gumos neišbrinkę, gražios. Šitas gal biški turi tokius va dryžiukus, reiškia, kur padylė kaladėlės, kur kabėjo, reiškia, bet ne kriminališkai, labai dar viskas padoriai, nesuplyšė niekas, neišbrinkė irgi, nu, žodžiu, viskas tvarkoj, tik kad neveikia. Stabdžių kaladėlės, pažiūrėkit, viena dvigubai storesnė negu kita. Tai, nežinau, nu, šitas, nu, buvo biški pristrigęs, bet čia jis daugiau smėlėtas, negu kad problemos buvo su juo. Išsitraukė nelabai sudėtingai, tai žodžiu, gan greitas stabdis man čia pasidaro, žiūriu, reiškia, ir tai bus galima tada ką, surinkinėti šitą vadalį visą, atgal į vietą
Ir sankabą bus galima padaryti. Kaip pajudėjo darbai, kokia fantastika, reiškia. Svarbiausia, aišku, nepamiršti tepalų pripilt, kol dar sankabos neuždėjau. Nu, gal kaip nors smegenys mano suveiks tuo momentu, kada reikia. Ir nepamiršiu. Taip, ir jau kai viskas susideda, reikia priveršti galinį ratą. 90 newtoninių metrų liepia prisukti Yamaha, tai mes taip ir padarysim. Nu, davai, 90, pipt. Taip, prasisuka gal. Jo. Gyvatė, reikia palaikyti. Na gerai, tai šitą dalyką dadėsim dar, kai bus dvi rankos laisvos. O dabar pats svarbiausias dalykas. Tepalo papildymas lengvuoju būdu. Kliuk-kliuk-kliu vadinasi. Tai čia galima pilti, užvertus, kaip sakoma, net nežiūrint ir negalvoja nei kur, gali dar va pateliuskuoti, reiškia, ir nei lašo ant žemės nenukrenta. Yamaha liepia pilti į šitą daiktą 2,8 litro įskaitant ir tepalo filtrą, jeigu keičiamas. Tai nu, mes taip ir padarysim, paskui aišku pakurti reikės pasižiūrėti, reiškia, ar pakankamai čia to tepalo yra. O, mes čia viską galima parvolinti. Negaila visiškai. Taip, čia to tepalo aišku biški daugiau, tai reikia žiūrėti, kad ne per daug privarvolinti. Oi, dar daug liko, dar daug pilt čia galima. Aišku, laukia dar tik tai vienas šlykštus darbas, tai yra tarpinė nusivalyti. Blembai, kaip tempiau aš tą gumą su to tarpinės valymu, reiškia, ir taip ir nutempiau, reiškia, aš jos tingiu valyti, reiškia, ir noro didelio neatsirado, nors tikėjausi. Tikrai neneigsiu, tikėjausi, kad bus kažkokio tai noro daugiau biški tą dalyką išvalyti, bet ne. Kažkaip tai neatsirado ir pasilikau pabaigai. Nors visada stengiuosi valyti, nu, tokius darbus daryti, reiškia, pirmiausiai, reiškia, ne tos pačius sudėtingiausius. Tai tada paskui nereikia kankintis. Taip, pusė čionais, dar biškį reikia pilti. Nu, ten jau paskui galima ir per skylutę šiek tiek privarinti. Svarbiausia, kad nereiktų čia tų 3 litrų varvolinti, reiškia, per leiką, reiškia, žiūrėti, kad neprilaistyti ir visa kita. Tai va, tai žodžiu, reikalai tokie. Dabar reikia pasiruošti, reiškia, tą sankabą ir sudėti man, kadangi nebėra daugiau ką daryti turbūt. Sudėti sankabą ir užkurt. Pasižiūrėti, ar važiuoja. Nu, važiuotis važiuos, kaip veikia sankaba, šitas dalykas svarbiausias. Aišku, nu, iškartinai neveiks, tarpdiskiai vis tiek turi bet kokią atveju, nors kažkiek taip pasitrinti. Žiūrėkit, sankaba veikia, labai maloniai spaudžiasi, čia vat atsitraukia, viskas taip, kaip turi būti. Biškį prisidirbau. Nu kaip čia pasakyti, prisidirbau, tai tada čia nėra kažkokia labai didelė tragedija, reiškia, tiesiog elementariai reikia ištaisyti klaidą, kurią padariau elementariai per, nežinau, gal skubėjimą galima pavadinti taip turbūt, ne? Opa. Viskas būtų gerai, jeigu nebūtų blogai. Čia yra... Dikrėlės. Yra problema. O čia yra veržlė, kurią reikia užplakti, kaip pabaigė. Nu, kaip prisukė 9,5 newtonai, prisisuka newtoniniai metrai. Ir ją reikia va čionais užplakti. Šitą dalyką aš, aišku, pamiršau padaryti. Tai keli smūgiai plaktuku išsprendžia šitą problemą. Ir viskas. Aš, aišku, mėgstu išplakti abudu, nes, nu, dėl viso pikto. O maža ką.
Čia blogiau tikrai nebus šitoje vietoje, reiškia, ir, nu, kaip sakoma, plaktukas ir atsuktuvas šiuo atveju labai pagelbėjo. Ir viskas, sudėjau plastikėlis, čia aišku kaip ir pas daugelį šitų yra išlaužytas čia laikiklis vienas, šitas plastikas turėtų laikyti su šituo, bet taip nėra. Tai teko biškį padėlioti, užtrauktukus plastikinius ten skylių išgręžti, reiškia, nu žodžiu, dabar laikosi, dingti niekur jisai neturėtų, prisisuko, patiesino dar tos kronšteinus čia sulankstytus, sudraskytus, reiškia. Bet susidėjo viskas taip, sakykime, nu kaip čia pasakyti, netikėtai, bet reiškia, man pavyko viską padaryti. Tai dabar dar kilo noras patikrinti oro filtrą, kaip jisai tenais atrodo, pasižiūrėti. Galbūt ir tą daiktą reikia pakeisti. Aišku, mano tas tikrinimas šiandien toks, nu, kaip čia pasakyti, biški, oi, prasuktas varžtas, nu. Nelaiku, aišku, tai reikėjo patikrinti iš karto, reiškia, o ne užtempt ant paskutinės minutės, bet norėčiau atsukti, bet man nelabai pavyksta. Ko gero, teks pasinaudot nu tais įrankiais, kurie visada veikia. Tai repliam. Net ir jos šį kartą neveikia. Ką daryt? Tai tik su grąžtu pavyko tą dalyką nuimti. Išgadinta, ten viskas labai stipriai buvo, tai žodžiu, labai stipriai aš kaip, kliuonės čia dar liko biški, labai stipriai aš ir nesistengiau, reiškia, tenais, reiškia, išgelbėti ar išsaugoti to dalyko kažkaip, tai net nežinau kaip pavadinti. Mes jį išsuksim, nuėjame dangtelį. Taip. Nu va. Oi, tai netikėtai ilgiau užtruko negu tikėjausi. Čia ką, dar vienas varžtas, aišku, likęs, nu jo. Nu tai ką, dabar panašu pavyko. Taip, tai filtras, tikrai matau, kad kažkada tai buvo pakeistas. Ir jis nėra toks purvinas, koks galėtų būti. Ne, čiūčiu tik tai reiškia, kaip sakoma, patamsėja, reiškia, ir viskas, tai ko gero reikia įdėti atgal. Nu čia dar lapelis yra kažkoks tai. Tai, kaip sakoma, reikia įdėti ir viskas, nesukt galvos. Nu gerai, dėl šventos ramybės, kad sąžinės man neskaudėtų. Nieko ten nėra, nieks nebyra, reiškia, viskas tvarkoj. Dar kurį laiką tikrai galima su juo važinėti. Nu ir viskas, su šituo reikalu viskas gatava. Reikia tik tai pakūrent biškelį. Svarbiausia tai yra, kad šitas reikalas užsivedė ir nieks nebarška. Reiškia, norėčiau tikėti, kad viską teisingai surinkau. Sankaba labai lengvai spaudžiasi, kaip ir norėtųsi, kad būtų ir tikėtasi. Labai reikia dar tikėtis, kad jinai ir veiks iš tikrųjų. Nu, aš aišku, kaip čia pasakyti, dirbtuvių dulkes beliko man realiai pavalyti tik tai. Ir kad čia dar padaryti ratus pripūst, sakiau, reikia patikrinti, ar tos slėgių čia pakanka, kad būtų galima iš karto sėsti ir važiuoti. O iš esmės tai, kaip sakoma, daugiau nieko nebeliko. Tai vizualiai pakankamai tvarkingas motociklas, o investicijų vis tiek reikia. Tai ir atėjo motociklo remonto pabaiga. Šį kartą tiek brangiai. Remontas toks, koks buvo. Tikėtina, kad viską matėt. 3 dalys netgi buvo. Tai multikas tikrai ne paskutinis. Mūsų galit paieškoti Instagrame. Retkarčiais mes būnam ir tenais. Geras, blogas, protingas ir ne visai protingas mintis. Visus skaičius palikti apačioje komentaruose. Niekur toliai nereikia. Šį kartą tiek brangiai. Iki.